Sveiki, esu Tadas, ne Rokas Jan, daug kas susimaišot. Turiu jums kai ką parodyti. Mes surinkom Porsche GTS, jisai buvo po vandalizmo, buvo daug negražių angliškų žodžių, buvo prapjautas stogas, mums teko ją visą išardyti iki menkiausių detalių, kurios trukdo dažymui ir visa buvo perdažyta naujai. Taigi šiai dienai jinai žiba, spindi, dar aptraukiam PPF-ų. Na ir ką, didelis ačiū Vaidui už plėvelę, puikiai mums padėjo užbaigti šį projektą ir netempiam gumos ir einam pažiūrėti, kaip mums sekės. Ta spalva tikrai žavi, tie spindesiai užbūrė. Pradedam valytis minimalias vietas, kur tik įmanoma su skudurėliais, visus tarpelius, angas, aplink langus, šiek tiek saloną ir pasiruošiam tolimesniai eigai. Čia man Irmantas padeda susirinkti pradžioj duris iki paskutinių apdailų, tik tai mechaninės vietas. O aš tuo tarpu valausi viską po kapotu. Čia matom po truputį detalę po detalės ateina į savo vietą. Žinoma, nėra viskas taip paprasta ir lengva. Kiekviena detalė turi savo tam tikrą vietą ir eigą, kas po ko dedasi. Negalima sumaišyti etapų. Na ir atsidarom stogą, kad tęsti tolimesnius darbus salone. Pradžiai visgi su tom dulkėm. Prieš tai buvęs savininkas greičiausiai mėgo gatvės autosportą ir iš jos buvo padaręs visišką nesąmonę. Jis buvo pašalinęs galinę sėdynę, vietoj jos padaręs kilimą. Visas funkcinės vietas, kurios maišė tam kilimui būti lygiam, buvo tiesiog nupjovęs. Teko nemažai rankų pridėti, kad atstatyti jas į gamyklinę poziciją. Dirbame prie stogo ardymo, su juo reikalų yra nemažai. Atsijungti visas vietas, visus valdymus, išsukti visus varžtus, bei žinoma nepamesti eigos, kas kur pro ką prasilenkia ir kaip susidės atgal. Sekanti detalė tai yra vėjo nukreipėjas. Taigi, dar buvusio savininko radiniai. Jisai nupjovė diržus
tam, kad jų nesimatytų salone kaip pašalinių detalių. Na ir čia mums teko nemažai pavargti, kad tuos diržus išsitraukti, nes jie yra paslėpti apsauginiam apsivertimo šovinį, pavadinčiau. Jisai skirtas, kai automobilis verčiasi, jisai iššauna papildomas ausis, kad neprispaustų salone esančių keleivių. Ir šis rėmas yra prisuktas su daug varžtų ir svarbių vietų dėl konstrukcijos ir saugumo. Nemažai rankų reikia pridėti, kad jį išjudinti iš vietos ir prieiti prie diržų vietų. Čia šiaip ne taip sukišam tą diržą į savo vietą. Mums pasisekė, kad neteko pilnai ištraukti to rėmo, nes jisai tikrai sveria nemažai ir yra ankštokai įdėtas į tą automobilį. Susisukam visus varžtelius atgal, įsitikinam, kad viskas yra ok ir rankame atgal. Beje, šį kartą dėsime naują stogą, kuris nebuvo dar įskleistas ir mums įdomu, ką mes ten rasim. Detalių dar visa krūva. Po truputį ruošiamės kilimėlį, kuris yra po stogu. Beje, basom visai faina rinkti tokį automobilį, nes lengva peršokti per saloną ir jo nesužalot papildomai. Na ir tas didysis laukimas, tai stogas. Dedam į vietą. Čia reikėtų jį įmauti iš galo į priekį, kad jis prasilenktų su diržo sagtimi ir atsistotų į savo vietą. Pastiklinam viską iki galo. Besukant varžtus pasitikslinu, ar visos hidraulinės sistemos praeina teisingose vietose. Na ir pirmas pakelimas. Žinoma, šį kartą rankom. Nenoriu, kad kas nors, kur nors netyčia užkliūtų, nes stogas nebuvo dar įskleistas, kaip ir minėjau. Norėčiau nesugadinti nieko. Stogas sėkmingai išsiskleidė. Kaip ir puikiai atrodo. Žinoma, raukšlės dar nuo transportavimo liko. Jisai buvo susuktas. Bandysim paleisti hidrauliką ir pažiūrėti, kaip stogas pats vaikšto. Dedame atgal oro nukreipėją. Na ir stogas jau juda pats, hidraulika veikia puikiai, jokių nesklandumų pakeliui nebuvo. Kol aš žaidžiu prie stogo, Irmantas su šuneliu eina rinkti salono apdailas. Prie jų reikia taip pat nemažai rankų darbo. Na tai iš seno stogo išsiimsiu fiksatorius, negailėdamas senos apdailos, nes tie fiksatoriai yra labai tvirtai savo vietoje. Teks juos visus atidžiai įsivertinti ir išrinkti geriausius. Pašildau plastiką, kad jisai grįžtų į savo pradinę būklę ir būtų toks pats tvirtas kaip ir naujas. Bei pritrauktų tą apdailą tvirtai į savo vietą.
Beje, apdaila atvažiavo su kažkino pėda ir teko ją dar papildomai išvalyti. Na ir mums pavyko, apdaila savo vietoje, stogas funkcionuoja ir apdaila nebenukrenta. Na ir toliau renkame stogą ir viską aplink jį. Visos apdailėlės turi tiek fiksatorių, tiek varžtelių. Išsilygiuojam apdailą į centrą, kad būtų gražūs tarpeliai ir ją priveržiam iki galo. Šuo naudojasi jam paliktų stogu. Tai renkame apdailas šoninės, kurios yra aptrauktos napo oda. Reikia prie jų labai atsargiai. Irmantas deda atgal į vietą anteną. Aš jam renku likusias dalis. Voilà. Pasiruošiam galinį sieninę apdailą. Šiek tiek dulkių ant jos. Žinoma, šią apdailą teko taip pat įdėti naują, nes prieš tai buvęs savininkas sugebėjo jos kelis fiksatorius nulaužti. Surenkam būtent GTS modelio groteles. Jos turi savo liniją, jos eina horizontaliai su juoda apdailėlė. Jos turi nemažai fiksatorių bei keletą varžtų. Pereikim prie priekio. Po truputuką norėtųsi užbaigti bendrą vaizdą. Beje, paminėsiu, čia vis dar ta pati diena. Ir mums neblogai sekasi. Kad ir kaip bamperis iš išorės atrodo paprastai, jo viduje yra gan daug detalių. Jeigu skaičiuotume vienetais, tai galbūt virštų 30, o gal net ir 40, įskaitant varžtus. Na ir paskutinis dėjimas. Prieš tai tik pasimatavom, ar viskas gulasi į savo vietas. Paskutiniai varžtai ir bamperis užfiksuojamas iki galo su tokiom skardinėm plokštelėm, kurios pritraukia bamperio kampą iki pat sparno. Patikrinu, ar viskas gražiai sueina su kapotu ir judam toliau. Prie kapoto keletas detalyčių. Aplink sparnus plastmasinės apdailos, spinos apdaila. Na ir po truputį panašėja į automobilį. Dedam žibintą paskutinį. Užfiksuojam jį originaliu Porsche raktu. Ganėtinai silpna vieta, nes vagis mėgsta šitus žibintus. Judam į galą. Gale laukia taipogi nemažai bamperio detalių. Pats difuzorius, kuris susideda iš 4 detalių. Čia vėlgi dulkės visur, visuose kampuose. Prie to pačio dar pasikeisime oro filtrą. Susikniediname pagrindinius
taškus. Surenkame difuzorių. Jis turi šiek tiek niuansų. Spoileris vietoj, aušinimas vietoj, oro filtrai keliauja ir Mantas tom pasirūpino puikiai. Na ir sveiki gyvi, kita diena. Šiandien užsidėsime bamperį į vietą, visas užpakaliukas paruoštas, dulgės lengvai nuvalytos. Bamperis savo vietą atrado gan nesudėtingai, nors ir toks didelis, bet atsigula lengvai. Kad ir kaip atrodo keistai, nepagalvokit neteisingai, čia yra originalūs Porsche permatomi žibintai. Jie atrodo neįprastai, galbūt primena netikrus, suteikia neblogą kontrastą su raudona spalva, nes raudoni žibintai šiek tiek išblanksta raudonam kėbuliui. With easing the pain, this voice inside my head isn't dead. I think it's growing.